Sveiki mus girdintis ir žiūrintis. Tęsėme po mėnesio mūsų laidą. Verslo aktualijų laidoje šį kartą pasikalbėsime apie išmoktas pamokas. Kalbuosi su alternatyvaus verslo valdymo strategu Žanu Neimantu. Šitą pokalbį vesiu aš, komunikacijos ekspertė Diana Neimantienė. Tam, kad būtų išmoktos pamokos, pirmiausiai daromos klaidos. Pradėkim nuo to, Žanai, papasakokit keletą pavyzdžių savo, kaip jūs galvotumėt, 30-metis praėjo jau versle, didžiausių savo klaidų. Pirmiausia, tai nepasitarimai turbūt, arba kai teko patikėti, įsikvėpti, kažką norėti padaryti. Ir pradedi daryti ir tu supranti, kad tu kažko tai nenumatei, nepaskaičiai, nepasiruošiai, nepaskaičiavai ir taip toliau. Ir turi rezultatą, kuris nei įkvėpia, nei geras ir net noras kartais gal praeina. Tai neišimtis ir man, kai buvau jaunesnis ir kaip viską dariau, tai buvo lygiai taip pat. Ne? Kitos pamokos arba klaidos, tai yra, kad tu kažką tai pervertini arba nuvertini. Pavyzdžiui, gali nuvertinti žmogų, kuris tau davė gerą patarimą, arba tu neišklausai dėl to, kad tu tiesiog per daug tikėjai ir neskyriai dėmesio pasigilinti, ką žmogus sako ir taip toliau. Tai tų pamokų kažkokių didelių, kad pasakytum, tai taip, buvo pradžiai tikrai tokių didelių, kur teko ir verslą pradėti ir užbaigti, teko uždaryti keletą verslų dėl to, kad arba nesugebėjau kažko, tai, pavyzdžiui, teko irgi atrinkti žmonės, staiga reikia iškart 10 žmonių, ne? Jeigu tu nesurenki, tu tiesiog negali gamybos padaryti. Tai nesurenki ir tada bankrutuoji, aš tai vadinu, tiesiog per tam tikrą laiką. Tai čia irgi po to mokaisi, kad tu negali pradėti vykdyti dalykų, kurių nesusiplanavai. Kai tos klaidos pasimato, ar jos šiek tiek praėjus laikui įsivertina, ar iš karto matosi, koks paprastas įvykis, sunkus, sudėtingas tampa klaida, verslo klaida? Tai verslo klaida yra, aš sakyčiau, dviejų tipų gal. Verslo klaida, kurie tavęs nesugniuždė, bet išmokai kažką. Tai. Ir kitą kartą turi atsiminti nebedaryti to. Arba, pavyzdžiui, klaida, kurios taip ir nepasimokai, kartoja ir kartoja. Ne? Tai yra ir tokių pamokų saldžių, kurios yra tokios. Ir vėl aš tą patį padariau. Arba ir vėl aš nesustojau, neskyriau laiko planavimui, pavyzdžiui. Ne? Ir tada tas neskyrimas padaro savo improvizaciją, pradedi improvizuoti, daryti kažką tai ir tiesiog nepadarai to, ko turėtum. Arba, pavyzdžiui, komunikacinė klaida, kaip būna irgi dažna, kaip ir tu supranti, kad viskas gerai, verslo biznio modelis turėtų veikti ir taip toliau, pasidarai planą, bet tu esi ne vienas, tu dalyvauja keletą žmonių ir jau ne vieną kartą pačiam teko netgi pasakoti ir dalintis apie savo tokius dalykus, kad komunikacija kartais labai yra svarbi ir turi būti ir tiksli, ir aiški, nes jeigu kiti žmonės turi daryti tam tikrus veiksmus ir jų nesuvokia arba nepadaro, tai tiesiog ir neįvyksta tavo tas visas net verslas. Ar galėtumėm truputėlį detaliau paanalizuoti? Na, sakykit, gal tą pavyzdį atidarėt ir greit uždarėt, nepavyko. Jūs minėjote tokį savo verslo pavyzdį. Tai štai, buvo bandymas, pradėjot ir nepavyko. Kaip jūs įvardinat, kokia tai klaida ir ko pasimokėte šitos klaidos? Pirma klaida buvo tai, kad mes galvojom, kad rinkoje klientams reikalingas toks produktas. Ir neįvertinam konkurentų, kad jie tai padaro greičiau, pigiau ir jie jau turi tos klientus, jiems lengviau išlaikyti juos. Tai kaip ir nepaanalizuota pati rinka, per Taip. mažai žinių apie pačią rinką. Taip. Kita dalis to istorijoje yra, kad mes įsivaizdavom tam tikrą savikainą, žinodami, už kiek klientai perka. Ir galiausiai, kai jau praėjo mėnuo ir visi kaštai sukrito,
tai savikaina nesigavo tokia, kokią mes įsivaizdavom. Tai irgi buvo tiesiog nepadaryti tam tikri namų darbai ir detaliai neišrašyta produkto savikaina, kas įeina, kas neįeina, kokie priskirimai yra ir taip toliau. Nes į produkto kainą įeina daug dalykų, ne tik pačio produkto savikaina ir taip toliau, bet įeina ir administravimo dalykai, ir kažkokio patalpų nuomos elementariai ir visos kitos, komunaliniai pagaliau irgi į tai įeina. Išmoktos pamokos yra tada, kai jau tos pamokos vykdomos kažkaip, ar ne? Ne tik tai, kad įsivardinam teoriškai, aha, čia jau. Kaip toliau, ar ne? Prieš kiek laiko tai buvo ta klaida ir kaip po to jūs elgėtės, kažkaip keitėt savo elgseną, ką darėt kitaip? Taip, tenka dabar jau daryti kitaip, kaip, pavyzdžiui, būna ateina partneriai, pavyzdžiui, ir sako, aš turiu gerą idėją, produktas, labai aiškus, konkretus dalykas, ir taip toliau. Tai pirmas iš išmoktų pamokų mano klausimas būna, ar tu gali detaliai parodyti man pelno nuostolio ataskaitą apie verslą ir, pavyzdžiui, apie produkto savikainą detaliai, kaip tu per produktą ir netgi dar po to kontrolinį klausimą tada turiu, tai kiek mums reikia parduoti produkto, kad aplamai mes būtume nulį arba pradėtume uždirbti. Atrodo, klausimai 3 paprasti, bet kai tu pradedi dėlioti viską Excel ir ant lapo, pasirodo, yra iššūkių, arba tada tu sužinai, kad kažko nežinai. O kai jau ten, pavyzdžiui, paskaičiuoji ir sakai, reikės parduoti, ten, nežinau, 100 vienetų, pavyzdžiui, o tada aš klausiu, o tai kiek parduosi pirmą, antrą mėnesį tų produktų. Ir dažnai žmogus sako, tik parduosiu. Ir tu sakai, palauk, koks pagrindimas šito dalyko, kad mes parduosim. Ir tada atsidūrė tai, kas yra rinka, ne? Ir tada tu turi žinoti ir bent įsivaizduoti kažkokias prielaidas padaryti. Dažnai, tai aš šypsaudamas sakau, tai va čia yra biznio modeliavimo dalis. Tai yra must, tai yra dalis, kuri privaloma. Tai ir dažnai žmonės po to sako, aš vis dėlto neparduosiu, tai sakau, o 3 mėnesį jau pinigų nebeturėsim, nors ir sudėjom, bet tai tu pasiruošęs įdėti savo pinigus dar kartą, kad tai tada būna įdomus svarstymai. Išmoktos pamokos įdomu yra tai, kad jos tokios jau tampa kaip konstanta tada, kai keletą kartų tu pasitvirtini. Kiek kartų jums teko pasitvirtinti, rinkos analizė, tada apskritai tie strateginiai jūsų 3 klausimai, kuriuos jūs užduodat, kiek kartų jūs pakartojot ir kaip pasitvirtino šita pamoka, kiek kartų jau išbandėt ją? Jeigu kalbėti apie, pavyzdžiui, konkrečiai, kad ir tą pačią, kai žmogus ateina su idėja ir verslo modeliu kažkokiu, tai turbūt netgi aš jau suskaičiuočiau kokiu 15 kartų yra tekę, iš kurių po šito egzamino aš savo kartais vadinuosi ir savo ir kitam žmogui, tai yra likę gal tik tais vienas iš tų, ką darome. Tai kitas dar, pavyzdžiui, irgi iš tokių atsiminiau išmoktų pamokų, pavyzdžiui, ateina žmogus ir sako, darom verslą, ne? Ir aš taip juokiuosi, reiškia, net ne apie verslą, bet irgi išmokta pamoka, kad tu paklausi tiesiog gerai, mes būsim 2 savininkai, ar tu dėsi 20 000 į šitą verslą pradžiai, mes po 20 000, ar ten kažkiek pinigus dėsim ar nedėsim, ir tu tada pamatai žmogus, kad sako, ne, aš tai nedėsiu. Ir tada tu irgi labai greit suabejoji, tada, tai koks jo pasiryžimas arba noras, tai čia irgi labai gera pamoka, tai tiesiog aš tau idėją, tu pinigus, aiškiai, mes čia darysim verslą, tai aš rizikuoju pinigais, pavyzdžiui, jisai tik idėja, tai irgi yra neadekvatu. Iš kur šita pamoka? Startupų. Jaunų ir senesnių verslininkų įsikvėpimas ir noras kažką sukurti, naują produktą ir taip toliau, kadangi daug žmonių klauso visokių įkvepiančių kalbų, istorijų ir jie patys jas sugalvoja, bet kai tu sakai gerai, tai bet kartais aš net sakau, o tai kiek balsuosim pinigais? Arba kiek mėnesių mes remsim, nežinau, samdysim žmonės, tai jiems reikia algas sumokėti elementariai, kiek mes pinigų turime įdėti, kad tas verslas tik pradėtų dirbti. O dar reikia, aišku, daugiau, nes reikia laiko ir parduoti ir visą kitą. Tai jūs sakėte tokius pavyzdžius verslo organizavimo, bet šiek tiek jau su antruoju pavyzdžiu nukrypote į tokį ir kolegos pasitvirtinimą, savininkiškumo įsivertinimą, kai jūs sako, duosi tą 20 000. Tai dabar, kur norėčiau linkti mūsų tą pokalbį, verslo organizavime tai pamokos jos karčios, kiek santykiuose tarp kolegų teko pasitvirtinti, kokias pamokas ten išmokot savininkų, bendra savininkų santykiuose?
Čia pat irgi turbūt tos pamokos apie tai, kad pavyzdžiui, aš taip kažką sakau, mano vertybė yra sąžiningumas ir tiesumas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš sakysiu ir gerus dalykus, ir blogus. Bet ne visi žmonės taip mato. Arba, pavyzdžiui, nedasakymas. Ne? Ir šitoje vietoje kokia išmokta pamoka. Kad jeigu aš nutylėjau, pavyzdžiui, aš sakau sąžiningai ir žmogus liktai jaučiu, kad jis įpareigoja, bet aš jaučiu, kad jis kažko nedasako. Ne? Arba ar darysim verslą, darysim, tai tu eisi pas klientus, eisim, reiškia. Tai pas kokius 5 konkrečius klientus nueisi ir žmogus pauzę padaro ilgą ir nuobodžią, tai sakau, tu neturi, tu gali sąrašą padaryti. Ne, tai mes sugalvosim tą sąrašą. Tai irgi yra tam tikri dalykai, kad parodo, kad mes nesam taip išmokę atvirai daugelį dalykų kalbėti. Bet čia yra toksai kultūrinis dalykas ir tos išmoktos pamokos yra labai stiprios, kad pavyzdžiui, viena iš tokių pavyzdžių, kad organizacijoje, sakim, turim kažkokį top managerį, tai žinau, 7 žmonės ir savininkas sėdi ir visą laiką valdo, ne? Ir man iš šono, kai aš patenku ar per nepriklausomą valdybos nario rolę, arba kažkokią strateginę sesiją vesdamas, ar tiesiog susirinkime dalyvaujant, tu, pavyzdžiui, matai kultūrai. Vienose organizacijose savininkas kalba, visi kiti klauso ir nieks neprieštarauja. Ne? Ir tai yra irgi išmokta pamoka, kad tai nėra gerai. Dėl ko? Dėl to, kad vienas žmogus negali visko apriepti tiesiog. Ne? Bet yra pamoka tokia, kad tame yra potencialo ir jeigu žmonės prakalbinsi, tu daugiau sužinosi ir daugiau gali nuveikti. Taip valdomos rizikos, ne? Bet čia yra daug iššūkio. Tai pirmiausia yra asmenybiniai dalykai tiek savininko pusėje, tiek to pačio top managerio. Žmonės nelinkę rizikuoti kažkokią savo karjerą ir kalbėti apie sunkius dalykus. Tai va tam, kad sukurti tokią kaip atvirą, sakykime, kultūrą organizacijoje, iš tikrųjų reikia daug darbo įdėti. Bet jinai atsiperka labai stipriai, nes tada tu staiga sužinai, kiek visokių detalių smulkių gali lemti tavo sėkmę. Tai šito aspektu ir tikrai tenka dažnai, soft skills sako, arba tos minkštuosius dalykus, bet jie yra labai labai svarbus. Tada tu rizikuoji galbūt, nežinau, savo karjerą, gali rizikuoti savo saugumo, gali rizikuoti. Bet jeigu tu nori verslo tvaraus, ilgainiui ir aiškaus, tai tu turi tos dalykus daryti tiesiog. Ir lygiavertiškumas ir aiškumas turi būti visada aiškus. Žanai, išmoktos pamokos tai tarsi skamba taip pozityviai. Žodžiu, buvo sudėtingi dalykai, įsivardinom, įvertinom ir elgiamės kitaip. Ar buvo tokių bėdų, kur jūs sakytumėte, tai ne pamoka, o tiesiog tai yra praradimas ir čia neišeina kažkaip rimtai tai žiūrėti kaip į kokią pamoką, bet tiesiog taip niekada nebedaryčiau? Niekados nedaryčiau verslo su žmogum, kuris nededa savo pinigų ir nerizikuoja savo kažkokią dalim, nežinau, gyvenimo, laiko, pinigų ir taip toliau. Kartais, aišku, grubiai skamba, čia balsuojam pinigais, taip atrodo grubiai, bet po to slypi daug dalykų, nes tai yra mano, aiškiai, aš turiu atiduoti savo dėl bendro kažkokio gėrio. Iš kitos pusės, man patinka išmoktos pamokos, nes vien pati savoka priverčia pagalvoti, nes organizacijos buvo čia gal kažkokie, nežinau, 10-15 metų mada, reiškia, kaupti idėjų bankus ar dar kažkokius dėžutės buvo įmonės įsikūrusios, kur mesdavo idėjas arba kažkokius pastebėjimus, pavyzdžiui. Ne? Bet kai aš paklausdavau, tai gerai, ar galit pateikti savo įmonėje, ką įmonė išmoko per paskutinius 5 metus ir ar tai galit pateikti raštu. Dažnai tai klausimas labai sudėtingas. Žmonės pasimeta. Ir tada aš darau prielaidą paprastai, kad tiesiog tai nėra kaupiama ir šitą įgūdį reikia dirbtinai mokytis. Po to, po kurio laiko tu, kaip sakyti, gal aš esu laimingas dėl to, kad kai tu matai daug skirtingų įmonių, tu mokaisi ne tik iš savo patirties, bet ir iš skirtingų įmonių istorijų. Ir tada tu gali tas istorijas girdėdamas kažkam patarti, kad taip nedarytų arba būtent tik taip darytų. Pavyzdžiai gali būti labai paprasti. Pavyzdžiui, kokia nors gamybinė įmonė galvoja, kad geriausia reklama, reiškia, tos billboardus statyti, kur yra įvaizdinė reklama, ne? Bet sako, ne, tai neveikia, veikia tik ten radijas, pavyzdžiui.
Ir daugelio aspektų yra įmonių, kurios niekada negalvoja, tai kas veikia, o kas neveikia. Netgi šito klausimo. Tai kai tu sakai, tai gerai, o per 20 metų, kai jūs darėt reklamą visuose kanaluose ir užsakinėjot, tai taip, jūs turėjot biudžetus, dėl to užsakinėjot. Bet kur efektyviausia ir ką išmokot, kuris kanalas veikia kokiais atvejais, įmonės nutyli, pavyzdžiui. Ir tada tu galvoji, kad tai yra tiesiogiai susijęs su verslu. Tai jeigu yra efektyvumo kanalas vienas efektyvesnis negu kitas, kodėl nesinaudoti to. Tai čia tų pavyzdžių, tai aš sakyčiau, čia pakankamas iššūkis yra drąsiai pripažinti pirmiausia, ne kad tu padarai klaidą, tada antra, tu tą klaidą pasiekmę matei, bet o ką tu darysi kitaip, kad kitoks būtų rezultatas, tai irgi tu turi būti pripažinimas tam tikras, kad tie dalykai viduj, kad aš išdrįsiu, tai reiškia pasakyti, kad aš netobulas. Nors dažnai mes tokie visi čiki-pikė, reiškia success ir dažnai viskas, kas yra rodoma, medijoje čia turbūt paskutinius tokie Facebookai, socialiniai tinklai ir visa kita, tai sukuria tą tokį įvaizdį, kad visi čia sėkmingi, iš tikrųjų visi, bet aš vis šypsausi ir sakau, niekas nepasakoja versle apie savo klaidas. Niekas, taip atsisėstų ir papasakotų. Taip jis geriau papasakos gerą istoriją kaip sėkmės istorija, bet aš iš praktikos žinau, kad už tos vienos sėkmės istorijos yra kokie ten 20 klaidų. Ir jis sėkmingas dabar tik dėl to, kai jisai reflektavo, kaupė patirtį ir kažką išmoko. Tai šitas dalykas kaupti patirtį kartais net raštu, aš sakyčiau, yra labai sveika. Nes kai tu užrašai tam tikrus dalykus, tai tikrai lieka ir kartais net smagu, pavyzdžiui, aš turiu irgi savo užrašų knygas, ne vieną ir ne dvi, ir kai atsiverti kokį 10 metų, kaip tu mąstei, kaip tu darei ir kas tavo buvo prielaidos ir kaip tu galvojai, yra irgi išmoktų pamokų dalyje. Tose, kad tu atrašai, buvo tokias prielaidos, darėm taip, o dabar po 10 metų aš jau tikrai taip nebedaryčiau, nors tai buvo sėkmė. Dėl to, kad aš esu tikslesnis. Aš turiu patirtį, kurią dedu. Labai įdomi šita pripažinimo, klaidos pripažinimo, nesėkmės pripažinimo tema. Jūs jau pradedat pasakoti, kaip jūs asmeniškai, kaip elgiatės. Tikrai tos knygos, kai atsiverti po keletos metų, byloja labai daug. Kiek matėte tokių pavyzdžių užsispyrusių žmonių, kurie jūsų akimis akivaizdžiai darė klaidas ir nepripažino? Ne vieną vadovą sutikau, kuris daug metų daro tą patį, pavyzdžiui. O kas lemia? Asmenybė, kur šaknis nepripažinimo klaidos? Nepripažino, aš sakyčiau, turbūt čia yra tokie, kaip asmenybės formavimo klausimai, yra charakterio, pavyzdžiui. Žmonės yra iš vis tokie, jie viską žino ir padaro klaidas ir jie ignoruoja. Ir kadangi jie turi stiprią valią, dažniausiai stiprų pokalbį ten gali. Ir tam tikroji, ką aš kalbėjau pradžio kultūroje, žmonės tyli, nieko nesako ir susidaro įspūdis, kad jis visada teisus. Ir jis pats tuo patiki, netgi bekalbėdamas. O tie žmonės kaip ir nenervina to žmogaus. Tai tu gali tam tikrą laiką plaukti. Tai iš tokio verslo praktikos dalių, tai kaip aš sakau, yra įdomu irgi pastebėti, jeigu tu taip žiūri metus 2 ar ten 5 vadovai yra vienaip atrodo, bet jeigu tu įmonės imi kokį ten 15, 10, 12 metų ir jeigu tai buvo įmonės, kurios keitė vadovus, labai yra įdomu matyti. Pavyzdžiui, kiek vadovų išgyvena atėjus krizė. Kad vienas vadovas pasitiko krizę, įmonė ištraukė, vėl, reiškia, atgaivino, vėl augino. Ir netgi vadyboje sakoma, kad yra toks vadovas, jis praktiškai turi kokias 3 tokias skirtingas valdymo, vadovavimo stilistiką. Viena yra būti tokio dirbtino nurodomoji, kur greičiai dabar reikia viską padaryti, reiškia sumažinti, sudidinti ten taip toliau, kai reikia kūrybiškai, kai reikia vystyti naują atradimus, daryti reikia kitų savybių. Arba kai įmonė stabili yra, reikia administratoriaus labai tvarkingai, kad būtų viskas. Tai tas rolės yra. Bet dažnai taip versluose, nes, kaip sakyti, jeigu tai yra daugiau tokie verslai orientuoti vien tik į tikslus, dažnai būna, kad tie vadovai neišgyvena tiesiog. Staiga pakeičia ir sako, yra geresnis ir taip toliau. Čia irgi tam tikrai išmokta pamoka. Tai sėkmingų vadovų, pavyzdžiui, visada galima būti,
kai tu ateini į rinką, kai yra viskas skritę, sulaužyta, reiškia, ir taip toliau, ir natūraliai rinka atsigauna, ir tada vadovas ateina ir jis sako, žiūrėkit, aš užauginau. Tai čia yra, negalima teikti, kai jis neprisidėjo arba neužaugino, bet tiesiog jam susidarė sąlygos, kad auga viskas ir dabar auga. O kai krenta ir parodė, kad augtų ir taip toliau, tai čia yra daug tokių subtilybių, bet vėlgi, čia yra išmokta pamoka, kad tu turi vis dėlto negreitai vertinti, nepaviršium, tu turi truputį pasidomėti, kodėl taip. Ar tas žmogus ten, netgi aš kartais sakau, vienose kompanijose vadovai emocijom tik vadovaujasi, tai nėra blogai, yra gerai. Yra kitose kompanijose, yra labai aiškiai, yra nuosekliai, evoliuciškai valdoma, viskas aišku, jeigu kažkas tik pastringa iškart ir tos dvi kompanijos, jeigu tu lygini, tai yra visiškai nepalyginami dalykai ir dar klausimas, kur yra stabilesnė, ar ta, kuri čia emocijom nunešė ir pataikė, o po to nepataikė, ir nieks nepasakoja apie nepataikymus. Ir kur evoliuciškai, kur taip, galbūt netokie dideli augimai, bet stabiliai, aiškiai, neperdėtai ir taip toliau. Tai tos pamokos šitokios, sakyčiau, reikėtų kalbėti apie gilius dalykus žmogiškus ir kompanijos prasme, tai čia, sakykime, brandos klausimai. Tai, pavyzdžiui, ką reiškia brandi komanda ir kaip jie mokosi. Tai brandžios kompanijos, pavyzdžiui, tokių sakinių gali žinoti, pas mumis yra tokia praktika. Tai rodo, kad kažkas jau yra sukaupta, arba galima kalbėti apie organizacijos atmintį. Aš kaip savininkas norėčiau, kad kiekviena organizacija kauptų savo išmoktas pamokas, savo sėkmės istorijas, savo geriausią praktiką. Anglų kalbai sako best practice, ne? Taip ir taip yra best practice, ne? Ir vienam sako, tai puiku, nes tu sutaupėjai, 10 metų, taip daro ir tai veikia, tai kodėl tu turi 10 kartų dviratį išradinėti? Artėjant prie pabaigos mūsų pokalbiui, įdomu, kad jūs turite irgi pats savo versle labai gerą praktiką, pravedę strateginę sesiją. Po to, kai žmonės įsipareigoja atlikti tam tikrus darbus, po to jūs kažkaip grįžtate į įmonę ir paklausite, kaip jiems sekėsi. Kiek jums žmonės kalba, kaip nesisekė, kaip jie ko nors nesugebėjo? Kiek vadovai po daug metų susitikę jums pasidalina, kad kažkas tai nepasisekė? Kiek mes kalbam apie nesėkmes? Norėčiau, kad daugiau būtų kalbama. Jeigu taip iš konkrečių pavyzdžių, čia irgi atsirado, kodėl man svarbu po strateginės sesijos nuvažiuoti po 3 ar 6 mėnesių su ta komanda, kurie padarėm veiklos planą ir darbų sąrašą su atsakingais ir datom. Kodėl man svarbu nuvažiuoti? Čia irgi yra išmokta pamoka, kad kai tu pravedi strateginę sesiją, žmonės būdami susikoncentravę į svarbius įmonės dalykus, jie tikrai daro visą gerai, bet po to jie išeina. Ir jie grįžta į savo erdvę, savo darbus, į savo rutiną. Ir kartais nutinka, kad po 6 mėnesių tu grįžti į įmonę ir jie nieko nepadarė. Ir tas mano grįžimas yra ne tik kaip mano, man irgi sukelia minčių, o ką aš galėjau padaryti geriau toj sesijoje dėl tų žmonių. Bet to pačiu tai yra grįžtamasis automatiškai ryšys vadovui arba protingiam vadovui, tai dažnai ir užduoda, sako, mes ten per daug emocionaliai prisėmėm, pavyzdžiui, ne? Bet jau tas pasakymas irgi pasako, kad jie kažko neįsivertino. Ir man tai yra gražu. Tai nereiškia, kad jeigu dabar čia nieko nepadarėm per 6 mėnesius, tai jau nurašykim viską, išmeskim, išklydė. Ne. Vis dėlto dar sykį galim sąmoningumą grąžinti, ne, į tą vietą. Iš tokių ryškiausių atsiminimų tai yra viena kompanija, kuri po 4 mėnesių aš grįžinėjau. Ir gale sesijos aš buvau paprašęs parašyti laišką savo. Ir tos laiškus surinkau, reiškia, ir juos išdalinau po 4 mėnesių. Ir kai aš prašiau, kad aš atvažiuosiu, tai vienas iš generalinių direktorių paskambino man ir sako, klausyk, Žanai, tu gali man perskaityti tą laišką, nes aš neatsimenu, ką aš tau parašiau. Ir, aš paprašė tą padariau, ne, bet aš nuvažiavęs į įmonę išdalinau tos laiškus. Ir aš džiaugiausi, kad generalinis prieš perskaitydamas, pasidalindamas apie tą laišką pasakė, kai jis man paskambino. Tai parodė tokią brandą, ne, vadovo, kad jis galėjo nesakyti, nes čia būtų buvęs gražesnis, sėkmingesnis arba ten. Bet jis pasidalino, sako, aš turiu pripažinti, kad aš neatsimenu. Reiškia, ką aš buvau pažadėjęs padaryti tam laiške.
Tai va čia tokia irgi gerai išmokta pamoka gali būti. Ačiū už tokį gražų pavyzdį, jis kaip tik būtų tikslingai mūsų laidos pabaigai. Dėkoju už šitą pokalbį, iš tikrųjų matyti tos išmoktos pamokos yra labai geras būdas toliau judėti ir įsivardinti, kad mes netobuli. Kad yra kur tobulėti ir nenusiminti, kad tos bėdos, kaip jūs sakot, geras verslininkas tai turėjo daug įmonių ar daug klaidų padaryti, kad po to judėtų į priekį. Dėkoju šiandien už pokalbį, susitikime su jumis ir su mūsų žiūrovais dar kartą. Kalbėjausi su alternatyvaus verslo valdymo strategu Žanu Neimantu. Šitą pokalbį vedžiau aš, o komunikacijos ekspertė Diana Neimantienė. Šį kartą atsisveikinu. Sudie.